Sveiki. Šiandieną aš kaip ir neplanavau daryti jokio reportažo, bet kai pasimeldžiau, Viešpats atvėrė man vieną turbūt seniausių nesuprantamų vietų Biblijoje, todėl norėčiau pasidalinti su jumis. Tai yra tikrai labai visiems gerai žinoma vieta. Aš atsiprašau, tai yra Jono būtent 13 skyrius nuo 20 iki 30 eilutės. Dabar jūs matot, galima skaityti. Iš tiesų sakau jums, kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane, o kas mane priima, priima tą, kuris mane siuntė. Tai pasakęs Jėzus sukristas dvasioje, paliudydamas tarė, iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų išduos mane. Mokiniai ėmė žvalgytis vienas į kitą, nesuvokdami, apie kurį jis taip pasakė. Vienas iš jo mokinių, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Simonas Petras pamoja jam, kad šis paklaustų, apie kurį jis kalba. Tasai pasilenkęs prie Jėzaus krūtinės klausė, kas jis Viešpatie? Jėzus atsakė, tai tas, kuriam padažęs paduosiu kąsnį ir pamirkęs duoną, jis paduoda Judui Iskariotui Simono sūnui. Ir po šio kąsnio įėjo į jį šėtonas. Tada Jėzus jam sako, ką darai, daryk greičiau. Bet nė vienas iš esančių prie stalo nesuprato, kodėl jis jam tai pasakė. Kadangi Judo žinioje buvo kasa, kai kurie manė, jog Jėzus jam liepė nupirk, ko mums reikia šventei, arba kad jis duotų ką nors vargšams, taigi paėmęs duonos kąsnį, anas to jau išėjo, buvo naktis. Niekaip nesuprasdavau, kaip galima buvo nesuprasti. 28 eilutė, ką jis jam pasakė. Jisgi pasakė aiškiai, kam paduosiu būtent tą kąsnį, tas ir išduos mane. Jisai paėmė, padažė, padavė Judui Iskariotui. Ir toliau rašo, bet nė vienas iš esančių prie stalo nesuprato, kad kodėl jis jam tai pasakė. Nors ką norit, aš metus sėdėjau ir niekaip negalėjau suprasti šitos vietos. Tikrai nesupratau ir nežinau, ir pas daugelį klausiau, sako, nežinau kodėl ir taip toliau. Tikrai aš neturėjau. Ir šiandieną man parodė, kas, kur, kodėl. Atsakymas labai paprastas, kaip visą laiką. Atsakymas yra 29 eilutė. Kadangi Judo žinioje buvo kasa. Ar jūs suprantat, kad kasa tai yra būtent buvo pinigėliai Judo kišenėje. Tai mes matom dar iš būtent Jono Evangelijos 12 skyriaus šitą, galbūt tai yra vėliau. Bet aš ką apie tą kasą. Tai yra būtent, kad įsivaizduokit, prie stalo čia sėdėjo 12 mokinių, Jėzus ir būtent buvo pasakyta tokie dalykai. Įsivaizduokit, Judas turėjo pinigus. Tai yra tuos, kuriuos surinkdavo, kurie žmonės paukodavo, jisai turėdavo tuos pinigus. Ir jįgi kažkas paskyrė, Jėzus turbūt paskyrė jį prižiūrėti tą kasą, jisai buvo iždininkas, jisai, kaip matom iš kitų evangelijų, tai yra šitą, netgi šią, jis taip šventė. Kadangi buvo kasa, kai kurie manė, jog Jėzus jam liepė nupirko nors, ko mums reikia šventė, arba kad jis ką nors duotų vargšams. Tai reiškia, visi buvo supratę, kad jeigu Jėzus jam kažką tai liepė tenais, tai reiškia arba šventė kažko tai nupirkti iš tų pinigų, arba duotų ką nors vargšams. Tai reiškia, Judo funkcija buvo duoti vargšams arba kažkokiai šventėj tenais, savo pavalgyti, kad turėtų ir taip toliau. Bet aš noriu akcentuoti tą vietą, kadangi Judo žinioje buvo kasa. Tai reiškia, Jėzus
buvo paskyręs Judą tam, kad jisai prižiūrėtų pinigus ir dalintų jiems vargšams, kiek jiems tenais truputėlį, žinai, ir viskas. Įsivaizduokit, pastatykit save dabar į Jėzaus vietą ir jūs paskiriat žmogų prie visų kitų žmonių, kurie tenais buvo prie stalo, kad jisai prižiūrėtų finansas. Ką jūs manot? Ką apie Judą tuo metu, kada jį paskyrė prižiūrėti pinigus, pagalvojo kiti 11 žmonių? Aš padarau specialiai pauzę. Taip, jie pagalvojo, kad jis yra labai patikimas žmogus. Kadangi, ne kiekvienasgi savo pinigėlius, bet kam patikės. Ir tuo labiau Jėzus, kuris buvo Dievas ir jis nežinotų, kad kad Judas patikės savo pinigėlius kažkokiam vagiui, bet jis būtent patikėjo jam, Judui, kad išsipildytų raštą. Bet mokiniai žiūrėjo iš kitos pusės. Jie žiūrėjo iš tos pusės, kad jisai yra patikimas Judas. Atsiminkit, kaip Judas jau išdavęs Jėzų atėjo pabučiavimu išduoti jo. Tai reiškia, parodo, ant kiek jisai buvo veidmainis. Kaip jisai veidmainiavo ir tarp jų, kad net šitie žmonės, 11 apaštalų, jie niekaip nesuprato, kad Judas yra vagis. Jie nesuprato prie stalo, ką pasakė Jėzus. Paskaitykime apie Judą dar daugiau. Jono Evangelija 12 skyrius. Taip, nuo pirmos eilutės. 6 dienoms belikus iki Paschos Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltasis iš numirusių Lozorius. Ten iškėlė jam vaišes. Morta patarnavo, o Lozorius su kirtais sėdėjo prie stalo su Jėzumi. Paėmusi svarą brangaus tepalo iš gryno nardo, Marija patepė Jėzaus kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Namuose pasklido tepalo kvapas. Vienas iš jo mokinių, Simono sūnus Judas Iskarijotas, kuris turėjo jį išduoti, paklausė: kodėl to tepalo nepardavė už 300 denarų ir neišdalino vargšams? Jis taip pasakė, ne todėl, jis taip sakė ne todėl, kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagis. Ir turėdamas kasą, grobstė įplaukas. Aš sustosiu ties žodžiu įplaukas. Mano žmona yra buvusi finansininkė, buhalterė vyr, tai jį paaiškino. Įplaukos tai yra tie pinigai, kurie įplaukia iš išorės. Tai reiškia, ne patys jie įnešė ir tenais laikė kasą, bet įplaukė. O kad įplaukė tenais, mes matome iš Luko 8 skyriaus nuo pradžios. Po to Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, pamokslaudamas ir skeldamas Dievo karalystės gerą naujieną. Su juo buvo 12 ir kelios moterys išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų. Marija, vadinama Magdalietė, iš kurios buvo išėję 7 demonai. Erodo prievaizdo Huzo žmona Joana, Zuzana ir daug kitų, kurios jiems tarnavo savo turtu. Taigi grįžtam atgal mes prie įplaukų, tai įplaukos ateidavo iš žmonių, kiek mes matome. Tai nebuvo taip, kaip vienoje laidoje Rikas Reneris su dar 6 piliečiais ir vienas iš tų piliečių, kuris ten kalbėjo labai negražiai, jie ten pasako, kad Jėzus buvo turtingiausias tam regione beveik žmogus ir taip toliau, ir taip toliau. Jam nereikėjo žmogiškų turtų, jo ir taip viskas buvo, kam jam reikėjo būti kažkokiu turtingiausiu. Bet jie taip, kam tada, sakysim, tos moterys vaikščiojo iš paskos, kam jie padėjo ir taip toliau. Bet aš grįžtu atgal prie įplaukų, grobstė įplaukas, tai reiškia, pinigai buvo atnešami. O Jėzus tarė, 7 eilutė, palik ją ramybėje, ji tai laikė mano laidotuvių dienai.
Vargšų jūs visada turėsite šalia savęs, o manęs ne visuomet turėsite. Tai vat, atrodytų, vat, dar noriu vieną vietą akcentuoti, tai yra, kodėl to tepalo nepardavė už 300 denarų. 300 denarų. Labai įdomu, sakysim, o Judas pardavė, kiek mes žinome, būtent Jėzų už kiek pardavė? Taip, už 30 sidabrinių. Tai vat, jeigu mes nuvažiuojame į Mato 26 skyrių, taip, į 26 skyrių, taip, 14-15 eilutė, tada vienas iš 12 vardu Judas Iskariotas nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė, ką man duosite, jeigu jį jums išduosiu. Tie paskyrė jam 30 sidabrinių ir nuo to laiko jis ieškojo progos išduoti jį. Tai va, parduoti jis norėjo visą tai už 300 denarų, o išdavė Jėzų už 30 sidabrinių. O tai denaras ir sidabriniai tai yra tas pats ar ne tas? Tas pats. O dabar aš pereinu į Strongo žodyną, ne? Į Strongo žodyną ir mes šiandien matom, čia rusiškai, bet aš išversiu į lietuvių kalbą. Tai būtent denaras, Romos sidabrinė moneta, kažkur apie 3,880 gramų sidabro. Tai va, tai 30 sidabrinių, tai buvo 30 denarų. Tai va, tai vienas denaras, tai buvo darbininko dienos atlyginimas. Tai reiškia, Judas pamatęs būtent, kad galima tą tepalą parduoti už 300 denarų, tai reiškia beveik vos ne metų atlyginimą, jo godumas sukilo. Ir kada jam pasakė Jėzus, palik ją ramybėje, ne? Palik ją ramybėje. Tada mes einame į šitą taip, į Mato. Į Mato 26 skyrių. Išpylė ant galvos, tai pamatė, mokiniai pasipiktino ir kalbėjo, kam toks eikvojimas, juk buvo galima brangiai parduoti ir išdaryti pinigus vargšams. Tai sužinojęs Jėzus tarė, kam skaudinate moterį. Ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visuomet turėsite. Išpildama liejo ant kūno, tai padarė laidotuvėms, iš tiesų sakau pasaulyje, kur tik bus skelbiama Eugenija, jo minimui bus pasakoma tai, ką padarė. Tada vienas iš 12 vardų Judas nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė, ką man duosite, jį jums išduosiu. Jie paskyrė jam 30 sidabrinių. Tai reiškia, jis už tai, kad jie išpylė 300 denarų ant galvos, jisai supyko ir atkeršijo. Jūs taip, tai aš tave parduosiu už 30 sidabrinių. Už 30 sidabrinių, tai yra 10 kartų mažiau už mėnesio atlyginimą, o čia 300 denarų, tai reiškia beveik vos ne, kiek čia 10 mėnesių atlyginimas. Tai vat, pas jį buvo kasa ir jisai jam nerūpėjo vargšai, jis iš tos kasos, kur buvo renkama pinigėliai vargšams, jisai grobstė. Dar galiu, palaukit, aš dar pasižiūrėsiu dar kažką tai. Dar va tokie, kad sakysim, tai buvo irgi būtent, kad pinigai buvo surenkami, tai yra, kad tai ir buvo aukos. Lietuviškam variante jisai skamba ne taip gerai, bet mes matom Jono 12:6, net ir pas Jurieną yra prašyta, kas įdėta. Ir laikydamas pinigų dėžutę, vagiliavo, kas įdėta. Lietuviškai taip, grobstė įplaukas. Tai čia yra truputėlį geriau tikėjimo žodžio vertime, grobstė įplaukas. Tai vat, bet tai čia mes nematom, kad tai būtų kaip ir,
įplaukos labai aiškiau, vat, būtent, kad ir pavyzdžiui, Strongo žodyne mes matom apie šitą vietą, bačianais, mes matom, kad brasavimai dengi, tai reiškia, tai yra pinigai, kurie buvo įmetami į kažkokią tai kibirėlį, indą ar taip toliau. Tai va, tai dar kartą mes labai aiškiai matom, kad šita vieta, Jono 13 skyrius aiškiai pasako, kodėl 28 eilutėje ne vienas iš esančių prie stalo nesuprato, kodėl jis jam tai pasakė. O pasakė jis todėl jie nesuprato, ką jis jiems pasakė, kadangi jų žinioje buvo kasa. Štai va šita eilutė, 29 pirma dalis, kadangi jų žinioje buvo kasa. Todėl jie mokiniai laikė Judą patikimu, nes kaip Jėzus galėtų pinigus patikėti nepatikimam žmogui. Todėl jie ir nesuprato. O Judas iš pykčio, iš godumo atkeršijo, net nesuprasdamas, kad jisai padarė tai, kas buvo parašyta raštuose. Jis išdavė dėl godumo, jis atkeršijo, nors ir toliau veidmainiavo ir taip toliau. O dabar noriu paklausti jūsų vieno dalyko. O dabar pasižiūrėkime į mūsų šiuolaikinės, charizmatinės, protestantiškas ir kitokias bažnyčias, ypač charizmatinės, kuriuose vaikšto kibirėliai, oi vaikšto kibirėliai, kaip mes žinom. Jie sako, paaukokit bažnyčiai, tai yra paaukokit Dievui ir Dievas jums atlygins. Bet ar kas nors iš bažnyčios, jūs, kurie lankote tas organizacijos, ar jūs nors vienas žinote, kiek yra surenkama ten pinigėlių? Ar žinot? Atsakykit man paprastai, ar jūs žinot? Nors kas nors, pasakykit, nors kokią nors sumą, kiek yra surinkama pinigėlių, kiek yra skiriama vargšams ir kiek yra numuilinama pinigų. Aš tiesiog noriu komentaruose parašykit, tiesiog, paprastai. Nieksgi nežino. Kiek? Visi tik reikia duok, patarlių 30 skyrius. Kaip siurbelė, tik duok, dvi seserys siurbelys. Tai vat aš drąsiai galiu pasakyti, kad tai yra Judo bažnyčios. Jie ima ir sako, kad duoda Dievui. Lygiai taip pat žmonės nešė Jėzui, o Judas juos naudojo, vogė savo, tai yra vagių bažnyčios. Visiškų vagių bažnyčios. Jie gražiai savo pasidalina tuos pinigėlius ir jokių problemų nesudaro. Tai at žmonės, jeigu jūs tenais einate ir jei jūs nežinote ir jeigu jūs paklausėte, paklauskite. Kiek yra surinkta šiandieną per susirinkimą, kiek per mėnesį surinkta, parodykit visas ataskaitas, vienu žodžiu, kur panaudojate pinigėlius, ar jūs panaudojate pinigėlius vargšam, ar jūs vis dėlto panaudojate kažkam kitam. Klauskite, drąsiai, tai jūsų pinigėliai, tai ne jų pinigėliai, jūs visi bendrai sunešate. Ir jeigu jums į tai neatsako, tai ne jūsų reikalas, tai reiškia, jie vagia. O kad vagia dauguma, garantuoju. Tai vad bėkit iš Judo vagių bažnyčių, tai yra organizacijų. Tai yra ne Dievo organizacijos. Jos jūs nuves tik tais ten, kur Judas nuėjo. Ar jums to reikia?
Tam yra viešpats, tam yra Dievas, kur jūs galite klausti Dievo, kur mums nešti tuos pinigėlius, kam duoti tuos pinigėlius. Vargšamas aš ir pats galiu paduoti, aš galiu klausti šventosios dvasios ir šventoji dvasia man pasako, kam duoti, kur duoti. Šiau 14 metų, jeigu nedaugiau, gal ir 15. Ne tik, kad nelankau, bet ir, sakysim, tuo labiau ir neduodu, sakysim, į tas organizacijas. Bet vat, kada reikia, sakysim, kažkam padėti, aš paklausiu, kam viešpats parodo ir duodam. Ir įdomiausia tai, kad tada viešpats ir gražina. Būtent ir atmoka, būtent kaip jis ir pasakė, jeigu jūs duosite man, o man tai yra vargšams, našlaičiam, našlėm, tai tada, sako, aš jums irgi dar duosiu. Nes tu patikimas tarnas. Tai yra ne mūsų pinigai, mes ne pinigų šeimininkai. Tai yra Dievo pinigai. Ir mes negalime naudoti juos pagal savo poreikius. Taip, mes galime naudoti kaip ir pagal savo poreikius, bet visų pirma, mes turime atlikti visą tai, ką viešpats mums pasako. Tai yra naudoti, kad ir kitiems. Būtent vargšams padėti, našlaičiams padėti, našlėms padėti, broliams stokojantiems padėti. Tai čia yra davimas viešpačiui. O ne davimas į organizaciją, judui, į kišenę, kad jisai ten grobstytų. Tai vat, galima sakyti trumpai, bet labai įdomiai, sakysim, šitą vietą mes išsiaiškinom. Ir ačiū Dievui, kad jisai apreiškė. Ir dabar aš žinau, kodėl jie nesuprato, ką pasakė jiems Jėzus. Atsakymas, dar kartą pakartosiu, kadangi Judo žinioje buvo kasa. Ir jie manė, kad jis yra patikimas žmogus, nes Jėzus kitaip nebūtų jam patikėjęs pinigėlį. Todėl jie ir nesuprato. Štai toks yra atsakymas. Taigi šiandieną tiek, visiems su Dievu. Melskitės, gaukite apreiškimus. Ir dėkokit, šlovinkit ir garbinkit ne lūpomis, o iš širdies. Su Dievu.